Viskas priklauso nuo to, kokia yra švietimo sistema, kiek jinai yra įgalinanti, kiek jinai yra pagal kažkokį tai vieną standartą ruošianti tą žmogų. Demokratiškumas, žmogaus asmenybės, didelis gerbimas ir vaiko ugdymas mąstyti ne viena kryptimi. Atrodo kelrodžio žvaigždė šiandien dirbant mokyklos reformoj. Jeigu mes norime pokyčių, tai turim pradėti kiekvienas nuo savęs. Ir Meilė Lukšienė sakė, kad mokytojas yra tas pavyzdys, mokytojas yra tas židinys, kuris gali uždegti kitus. Didesnis dėmesys turėtų būti tam žmogui, kuris mokys kitus. Mes nesame nei batsiuviai, nei kirpėjai, bet mes esame ugdytojai. Ir kad tas rezultatas, kurį mes norime pasiekti, jisai yra visų pirma per vertybinius dalykus grįstas, ne konkretus kažkoks rezultatas. Norim ją padaryti visai ne paviršium, o iš esmės modernizuoti mūsų mokyklą, pasivyti pasaulį. Mes eisime toliau, kad ta jaunoji mūsų asmenybė, kuri auga, jinai būtų ir emociškai stabili, laiminga, tik laimingas žmogus, kūrybiškas žmogus ir kurs tą gražią ateitį, apie kurią svajoja Meilė Lukšienė. Sveiki, esu Renata Kondratavičienė, esu Vilniaus kolegijos dėstytoja ir studijų skyriaus vedėja. Kolegijoje dėstau įvairius dalykus, kaip ugdymo modeliavimas, naudojant informacinės technologijas, taip pat ir matematikos dalykus. Mokytojai visgi pamokos metu turėtų įgalinti mokinius, kad jie patys, tyrinėdami, atrastų tas žinias ir patys suvoktų mokytojo padedami sąvokas. O buvo nuomonių tokių, kad galbūt reikėtų ir nuo pagrindų jiem pateikti tiesiog tas sąvokas. Mokytojas kaip ir senoviškai pateiktų. Tai diskusija ir įsirutuliojo. Tai kurgi yra tiesa? Ar mokytojas turi pateikti tiesą, žinias, ar mokiniai patys turėtų jas atrasti? Tai laba diena, mieli kolegos. Šiandien kalbam pagal dvi tokias perspektyvas. Profesoriai Meilė Lukšienė auditorija, kuri yra šitam pastate. Be abejo, ne vienas iš čia esančių greičiausiai ir baigėte arba dar studijuojate šiame pastate. Aš taip pat matematiką kažkada baigiau. Čia su kolegė mes bandėm skaičiuoti 5 ar 6 metai mes čia esame. Bet suskaičiuosim vėliau tiksliau. Na, o apie kritinį mąstymą giliau pradėjau domėtis, kai pradėjau rašyti disertaciją 16 metais. Ir 21 metais aš disertaciją apsigyniau, kai ir įvyko visų programų atnaujinimas, visi projektai buvo. Ir štai jau mes gyvename tame kontekste, kaip žinome, pagal naują tvarką yra 7 kompetencijos, viena iš jų yra pažinimo, o pažinimo kompetencijos vienas iš sandų yra kritinis mąstymas. Kaip dirbtinio intelekto įrankis labai prifantazuoja, tai lygiai taip pat ir tada tas kritinis mąstymas mums praverčia, kad įvertinti tos informacijos patikimumą taip aklai neimsi ir nenaudosi. Reflektyvus mąstymas prie kritinio mąstymo, ir be abejo įgytų žinių pritaikymas jau naujame kontekste irgi taip pat yra priskiriama prie kritinio mąstymo. Atsiprašau. Tai jeigu pasižiūrėti matematikos programą, yra 3 pasiekimų sritys: gilus supratimas ir argumentavimas, matematinis komunikavimas ir problemų sprendimas, apie ką mes šiandien visą dieną ir kalbam. Kaip kolegė prieš tai kalbėjo apie kritinį mąstymą, jeigu vaikas nesuvokia tos sąvokos prasmės, tai yra gilus supratimas, tai apie kažkokį palyginimą tų sąvokų ir kontekstų be abejo kalbos nėra. Ir jeigu jis negeba argumentuoti, kodėl jisai sudėjo arba kodėl jisai atėmė kažkokius 2 skaičius, jis gali tiesiog pataikyti. Yra sąlyga, jisai galbūt tiesiog sudėjo, nes dažnai taip darė, arba atėmė, galbūt dažnai taip darė. Kaip ir geras atsakymas būtų. Bet jeigu jis neargumentuoja, kodėl jis tai padarė, tai vėlgi čia nėra tas gilus supratimas.
Apie apie komunikavimą šiandien labai daug kalbam apie tą kalbą, nes kalba yra tiltas tarp visų kitų pasiekimų. Viena forma išreikšti informaciją. Informacija ta pati išreikšta gali būti keliais būdais. Tekstas, garsas, vaizdas, paveikslas. Ir iš vienos formos pavirsti kitą ir pamatyti sąryšį tarp tų. Tai yra tas matematinis komunikavimas. Na ir be abejo problemų sprendimas. Tai matematikoje yra 3 pasiekimų sritys, 10 pasiekimų ir mėlyna aš nuspalvinau tuos pasiekimus, kurie siejasi su kritiniu mąstymu. Ir šitus tik praleidžiam truputėlį iš tikrųjų. Kokios metodikos teorijoje yra rekomenduojamos, tai atviri klausimai, aš viską dubliuoju, ką prieš tai kalbėjo profesorė Jolanta, nes kaip jūs, Jolanta, minėjote, paklausėte 7-toko, ko nesukūrė žmogus ir jie tylėjo, jie nepratę kalbėti nei per vieną per tuos mokomuosius dalykus, per pamokas, jie neįpratę kalbėti, jiem duoti užduotį, jie parašo, mokytojai pasižiūri, ten per savaitę ištaiso, plius minus kaip ir gerai, bet jie kalbėti tiesiog neįpratę. Ir jūs kaip prakalbinote, vienas berniukas sako, ką ten sukūrė, tai gal akmenį, tada jie pradėjo kalbėti. Tai kaip mes užduodam tuos atvirus klausimus, tai ir pradeda jie kalbėti, tas kritinis mąstymas. Minčių žemėlapiai, diagramas, chemytės, jie taip pat padeda išvelgti tuos ryšius tarp elementų, tarp sąvokų ir jie tik tada suvokia tą esmę. Tokiu būdu jam padeda. Be abejo, diskusijos, darbas grupėse, kol jie neįsišneka, neįsidiskutuoja. Tai aš visą laiką antrinau prieš tai buvusios Jolantos profesorės mintis, nes iš tikrųjų jie patys turi atrasti tas naujas žinias diskusijoje. Kuomet yra tyrinėjama, ir naujose programose yra labai daug kartų žodis kartojimas tyrinėjimas. Tai reiškia, vaikams yra suteikiama galimybė tyrinėti, kad jie patys atrastų tas naujas žinias, diskutuotų, įspręstų problemą patys. Tai reiškia, mes einam visiškai prie kitos metodologijos. Ir tos strategijos, tai yra tas būtent konstruktyvistinis požiūris, tai yra tas tyrinėjimas, kuomet mokiniai patys atranda žinias per tyrinėdama, diskutuodami, grupėje dirbdami, be abejo įgytų žinių pritaikymą naujame kontekste, kad jie gebėtų, tai yra tas gilinimasis iš tikrųjų, to gilesnio supratimo, gilaus supratimo siekis. Be abejo, mokytojo vaidmuo yra labai svarbus. Jeigu jis nebus pats mokytojas atviras naujovėms, neskatins vaikų savarankiškai dirbti, vertinimas. Iš tikrųjų, vertinimas taip pat yra labai svarbu. Esam mes ir patys, ir pedagogai, ir mokytojai, baigėsi paskaita, pamoka, ne visada to ir laiko lieka suteikti galimybę mokiniams įsivertinti savo žinias, jeigu mokinių klasėje daug ir kitą kartą mes irgi visi nespėjom ir įvertinti, nes tų mokinių yra labai daug, tai be abejo tai yra išeičių kitokių, technologijos ir taip toliau. Nuolatinis tobulinimasis. Tai trumpai pristatysiu būtent tyrimo rezultatus, o iš kur jie atsirado tais 21, 22, 23 metais. Su disertacijos vadove mes labai daug vedėm mokymų pradinių klasių mokytojams būtent. Tai kaipgi gyvendinti tas naujas programas, nes nieko nėra, vadovėlių nėra, kaip ir iki šiol nėra, tai ką daryti. Tai mes mokėm kaip patiem mokytojam, kaip parinkti uždavinius, kaip juos sukonstruoti, kaip tą pamoką vesti, iš kur tų uždavinių gauti. Ir tai galbūt to tyrimo ribotumas ir būtų truputėlį, galbūt rezultatai būtų kitokie, jeigu mes kitus mokytojus klaustumėm. Bet dabar tyrime dalyvavo tie mokytojai, kurie išklausė visų dalykų mokymus pagal šią programą ir pusę metų vieną semestrą taikė tą visą metodiką. Tai buvo pusiau struktūruotas interviu. Dalyvavo 6 mokytojai iš Lietuvos mokyklų
Tai rezultatai būtų tokie, buvo labai įdomu sužinoti tai, ką jie daro, kokius metodus, kokias strategijas jie naudoja, kad visgi skatinti tą mokinių A1 pasiekimą, tai yra, kad mokiniai tinkamai atliktų procedūras matematinės, bet ne tik tiek, bet dar ir argumentuotų, o kodėl jie tai padarė, o kodėl jie sudėjo, kodėl atėmė, nesudėti atimti. Tai iš tikrųjų mokytojai pažymėjo, kad daugiausia naudojo tam, kad skatinti tą argumentavimą, daugiau naudojo vizualinių priemonių negu iki to. Ir būtent tą kontekstualumą, tai užduotis daugiau derino su realaus gyvenimo kontekstu, tai reiškia tai, kas įdomu to amžiaus mokiniui, kaip jūs profesorė sakėte, ar Z kartos mokinys, ar alfa mokinys, tai neėmė klaitas užduotis iš vadovėlio ten apie kažkokius ten griovakius ar dar kažką, bet užduotis pati mokytoja sugalvodavo, vieną kitą žodelį pakeisdavo, kad būtų įdomu ir patrauklu būtent to amžiaus mokiniui. Tai yra tas kontekstualumas, realaus gyvenimo situacija ir tokiu būdu, kad mokiniai galėtų aiškiai suvokti tas tokias matematinės savokas per taikymą kasdienėme gyvenime, kas jiem yra aktualu. Taip pat daugiau tų grupinių diskusijų ir bendradarbiavimų, kad mokiniai sudarydavo galimybės, kad mokiniai savo sprendimus pristatytų kitiem grupelėje arba visoje klasėje. Na ir be abejo, be skaitmeninių technologijų ir interaktyvumo, tai ko gero šiuolaikinė pamoka jau nelabai būtų patraukli, nes jinai ir taupo laiką, ir mokiniai naudojant skaitmeninės technologijas. Iš tikrųjų, tos mokytojos praktiškai 4 iš 6 naudoja programą Smart Lumio, kuri yra debesijos, kompiuterinės debesijos, tai yra išmaniosios lentos analogas. Kuomet, jeigu mes užduodam, tarkim, atvirą klausimą, tai mokinių atsakymai iš karto lentoje galėtų matytis, galima juos grupuoti, dėlioti, tai labai taupo laiką. Nes jeigu kiekvieną mokinį mes bandysim apklausti, tai tiesiog laiko tiek pamokoje nebus. Tai tos informacinės technologijos labai pagelbėja. Taip, toliau būtent indukciniam mąstymui, A2 pasiekimas yra skirtas indukciniam mąstymui, tai yra skatinama tyrinėti matematinius objektus, tyrinėti 1, 2, 3, 4, 5 ir tada pamatyti tas bendras savybės, kuo pasižymė. Tai mokytojos sukonstruodavo tokią situaciją, kad mokiniai patys išrastų taisyklę, patys išrastų tą dėsningumą mokytojas padedami. Tai reiškia, ne mokytoja pateikia taisyklę, kad ten 2+3 ir 3+2 yra tas pats komutatyvumo dėsnis, bet kad mokiniai patys tą pastebėtų per įvairias veiklas. Tai reiškia visokiausios interaktyvios užduotys, simulacinės, irgi labai pagelbėja informacinės technologijos. Jeigu neturi resursų, virtualios matematinės programos ir be abejo realus gyvenimo problemų analizė. Tai A2 indukcinis mąstymas yra ugdomas būtent mokytojas pažymėjo per tokias veiklas. Tai ką akcentavo mokytojas, kad jos skatindavo mokinius, kad jie patys išrastų, atrastų tą taisyklę. Ne mokytoja pasakydavo, o tokia sudaryta situacija, kad mokiniai patys yra išradėjai, patys yra kaip ir mokslininkai. A3 yra dedukcinis mąstymas, tai kad jie būtent nuoseklios teiginių sekos ir argumentavimo logiškumo vertinimas duodavo daugiau problemų sprendimo užduočių. Problemų sprendimas Nacionalinės švietimo agentūros tinklalapyje yra visas dokumentas pateiktas gamtamokslinio ir matematikos. Tai praktiškai visą tą kursą išklausę, ten daug yra idėjų ir galima tikrai pasiremti problemų sprendimo užduočių, kad matematinius teiginius įrodytų patys mokiniai, neprimtų kaip gryną tiesą, aksiomą, tai yra toks dalykas, kad nekvestionuojama yra kaip yra, bet tai
skatindavo, kad mokiniai patys tai įsitikintų. Ir be abejo diskusijos ir grupinės veiklos, kas be ko, dedukciniam mąstymui ugdyti. Porą minučių. Tai aš gal tada pereisiu prie iššūkių visgi. Prie iššūkių. Sėkmės atvejai puiku, bet iššūkių taip pat buvo, su kuriais susidūrė mokytojai. Tai visgi baimė klysti tiek pačių mokinių, tiek tėvų, tiek visų kitų. Dar išlieka baimė klysti, ko neturėtų būti. Kaip ir profesorė Jolanta sakė, mokiniai yra įpratę čia pat ir dabar, neduok tu man sunkios užduoties, aš čia nemąstysiu, nieko aš čia neargumentuosiu, nieko aš čia nediskutuosiu. Visa tai dar yra išlikę iš tikrųjų. Čia kalba apie ketvirtokus, aš nepasakiau, atsiprašau. Skirtingi gebėjimai. Tai jos pažymėjo, kad dar yra sunku, vienas mokytojas, mokiniai 25, gebėjimų yra tikrai ne vienas. Ir laiko trūkumas visgi pakiša koją, nes pamoka turi tam tikrą laiko, kaip sakoma, kiekį. Ir tėvų įsitraukimas į požiūrį, taip. Tėvai sako, nedaryk klaidų, vėl klaidą padarai. Tai baimė dėl padarytos klaidos tiek mokinių, tiek tėvų. Tėvų lūkesčių dėl pažymių, visi nori, kad tas pažymys būtų geresnis. Standartizuoti testai matuoja teisingų atsakymų skaičių ir čia to jokio kritinio mąstymo nematuoja tie standartizuoti testai. Technologijų prieinamumas ne visur vienodas, kas be ko, o jos tikrai labai pagelbėtų, laiką taupo. Ir mokinių motyvacijos stoka. Taip, sunkių užduočių nespręsiu, negalvosiu, duokit man tik pažymėsiu, įrašysiu raidelę, dar skaičiuką kažkokiu. Tai būtinai tas kontekstalumo vaikui mokiniui patrauklus uždavinys kontekstas turėtų būti. Jie nenori spręsti užduočių, kurios jiem atrodo nuobodžios. Tai vėlgi tas patrauklių užduočių rengimas. Na ir be abejo mokytojų tobulėjimas yra būtinas. Ačiū. Ačiū kolegijai, gal kas turite klausimų? Iš tikrųjų, čia labai siejasi tas kalbėjimas profesorės Jolantos ir Renatos ir man tos kilo klausimas, ar jūs nebandėte žiūrėti, o kaip yra dėl kalbinių dalykų, gal iš tikrųjų dėl kalbinių dalykų yra stengiamas vengti, arba vengiama, nesistengiama, bet tiesiog vengiama sudėtingų užduočių, gal toks dalykas buvo pastebėtas? Taip tiesa, aš labai greitai prabėgau skaidrytės ir ten buvo ir turėjau apie tai kalbėti, apie tą gilų supratimą. Kol mokinys nesuvokia savokos, taip ir yra. Tai pirmiausia, tu turi išsiaiškinti, ar jisai suvokia tą savoką. Ką reiškia sudėtis, gal jis tiesiog nebežino, kas yra sudėtis. Tai tikrai tai yra tiesa, kad jis nenori mokytis dėl to, kad nesuvokia. Aš ir noriu paklausti, žiūrėkit, programos yra sudėliotos ir šiaip ugdymosi procesas yra reprodukcija. Apie kokį mes kūrybinį mąstymą kalbame? Tai va, ta profesorė iš tikrųjų sako, aš ir į diskusiją jau keliauti, bet iš tikrųjų, ką jūs sakot ir vat ką Renata pasakė, man labai suskambėjo su jūsų to pasakymu, kad jie nebesigilina, nes eina paprastesnių kelių, tai vat matyti ir apie turinį, kaip kalbam, ne? Mums tikrai reikia galvoti, kaip bebūtų, bet matyt turi keistis tas mūsų turinys ir jisai turi būti atliepiantis to vaiko pasaulį. Mes gyvename kitokiam pasauliu, nepametant savo pamatinių vertybių, taip, bet vis tik ir tas pamatinius dalykus matyt galima susieti. Tai čia Renata išprovokavai kalbėjimą, bet Vitalija klausimą. Aš tai nesuprantu, tai aš paklausti noriu, nes aš labai toli nuo matematikos. Jeigu čia girdėjom prieš tai, kad mokantis kalbos gramatikos taisyklių nereikia žinoti, ir dėsnių,
o reiškia imersijos būdu tu ten viską patiri, o matematikoje jūs sakot, kad reikia pirmiausia sąvoką suvokti, taip tu neišspręsi. Tai ar nereikia ir čia taisyklių ir dėsnių atsisakyti? Ne, aš nesuprantu, man dukterį šeimoje skirtingus dalykus sako. Sakykit, aš mokytojas. Na, matematika yra toks dalykas, kad jeigu nesuvoksi sąvokos, ką reiškia sudėti, atimti, tai tikrai nieko toliau nebus. Apie kažkokį kritinį kūrybinį mąstymą net kalbos nėra, kol nėra, pasakysiu angliškai, basico, ne? Tada eina basicas, pagrindinės žinios ir tik tada kritinis kūrybinis mąstymas, aukštesnio lygio mąstymo gebėjimai. Tos taisyklės, kaip ir sakiau, mokiniai jie turi patys atrasti. Per tyrinėjimą, bet taisyklės jie turi atrasti. Jeigu aš pats atrasiu, tada ir sužinosiu, kad aš sudėjau. Nesuprantu. Dar kartą ačiū labai už šitą pranešimą. Aš tai klausiau ir galvau, dalis dalykų labai būtų galima juos panaudoti ir mokant kalbos, ir indukcija, ir dedukcija. Čia yra, na, tai tiesiog jūs pasakojat, kaip idealą, kaip būtų galima mokyti kalbos, bet dabar dėl gramatikos taisyklių aš norėčiau pakomentuoti. Aš taip nesakiau. Ne. Kad nereikia taisyklių, kaip rašyti, kur dėti kablelį ir kada ten rašyti, pavyzdžiui, nosinę, aš taip nesakiau. Aš sakiau, kad nereikia mokyti kalbos iki tam tikro etapo per gramatiką. Nereikia mokyti kalbos, taikant gramatinės sąvokas, o mokyti, ne tas pats, o mokyti kalbos per vartojimą, mokyti kalbos per praktiką. Žinoma, ten, kur yra taisyklė, kur rašyti arba tu, aišku, vaikui paaiškini, bet tu mokai jį vartoti dalyvį ir paaiškini, kad reikia rašyti nosinę, bet tu neaiškini, kas tai yra, kokia tai forma, jisai jos neturi įsidėminti. Tai aš apie tai kalbu. Bet žodį dalyvis, jisai jau turi žinoti? Nebūtinai. Pirmais etapais nebūtinai, o paskui be abejo, jisai turi suvokti, kas yra dalyvis, kad yra veiksmažodžio forma, bet mes mokom ne veiksmažodžio pirmiausiai, o žodžio, kuris reiškia veiksmą, ir paskui paaiškinam, kad tai yra veiksmažodis ir jisai turi vairias formas. Aš apie tai kalbėjau. O taisyklių ten, kur jų reikia, be jokios abejonės jų reikia. Pratęsiu profesorė Jolanta ir aš apie tą patį kalbėjau, kad mokiniai patys per tyrinėdama atranda tas sąvokas, mokytojo padedami ir tas taisyklės patys jie kaip ir atranda mokytojo padedami. Ne tai, kad mes pasakom 2+3, 3+2 yra čia komotityvumo dėsnis. Ne, jie tai patys atranda, ką profesorė sakė. Ačiū. Aš tai žinau, kad yra šalių, kuriuose gramatikos nemoko, man ta pati Jungtinė karalystė, jie nemoko gramatikos, kas labai įdomu. Bet aš dar noriu paprovokuoti kolegę, nes turiu ir kitą vaiką, kuris neprašė gėlių motinos dienos proga, ne man. Ir būdamas pirmokas, kaip šiandien prisimenu jo tą pratybų lapo, reiškia, užduotį, kurioje buvo skaičius 8 ir prašymas nupiešti atitinkamą objektų skaičių. Čia riešuto pratybos, 1 klasės skaičius 8. Ir, reiškia, jis gavo 0 balų. Ir žiūriu šitą užduotį ir ten vietoj plunksnelių, pagal pavyzdį, jis nupiešė 8 skirtingus, fantastiškai sudėtingus vabalus. Objektai buvo 8, bet tai nebuvo plunksnelės. Ir jis gavo 0 balų. Gal galite pakomentuoti, prašau, kaip ką mokytojai daryti su tokiais vaikais? Tai, kolegijos turite labai kūrybišką iš tikrųjų vaiką, kadangi buvo, kiek girdėjau, sąlyga nupiešti 8 objektus, tai vaikas taip ir padarė, bet jis padarė kitoniškai, tai jis labai kūrybiškas. Tai čia yra kūrybiškumo ugdymas, valio, 10 balų, pradiniai nerašoma. Bet ką mokytojai, tai problema mokytojai. Problema mokytojai. Galima? Mokytojų tobulėjimo kursai. Ačiū.
Taip. Bet beje, tas nepatogus vaikas, paguosiu profesorė, kategoriškai atsisako naudotis ChatGPT. Sakė, aš juo nesinaudosiu. Tai yra ir tokių paauglių. Bet taip pat jisai dar sakė, mama, jeigu aš kada nors turėsiu vaikų, jie irgi eis į mokyklą. Kaip gaila.